Mokslininkai pagrįstai įrodinėja, kad laimė ne tik pinigai. Iš ko sudaryta mūsų gerovė ir kas ją lemia. Vienas svarbiausių visaverčio gyvenimo komponentų – dvasios ramybė, gyvenimas be psichologinės įtampos. Apie tokią gerovę ir jos svarbą bei vertinimus kalbamės su šių metų Lietuvos mokslo premijos laureate, tyriančia Lietuvos vaikų, paauglių ir suaugusių psichologinę gerovę. Lietuvoje tokie tyrimai, aš manau, yra unikalūs, bet jie unikalūs taip pat ir Rytų Europos šalyse. Ir jeigu paieškoti tokių tęstinių tyrimų, kurie trunka 10 metų ar 4 ar 5, tai iš tikrųjų yra labai mažai. Nesu mačius Latvijoje ar Estijoje tokių atliktų, Lenkijoje taip pat nelabai tokių tyrimų yra. Tokie tęstiniai tyrimai yra labai populiarūs Jungtinėse Amerikos valstijose, kai kurie trunka 30 ir 40 metų, arba Skandinavijos šalyse ar kitose vakarų Europos šalyse, bet tose buvusiose rytų bloko šalyse tai yra pakankamai toks unikalus dalykas. Bet tai yra sunkus tyrimo būdas. Jis sunkus todėl, kad tyriami asmenys keičia gyvenamąją vietą. Sunkiausia yra surasti tuos pačius asmenys ir 14 metų su jais išlaikyti kontaktą. Vienas iš tokių nemokamų būdų yra pasveikinti vaikus gimtadienio progai, labai mėgsta, arba su rugsėjo 1, arba su Kalėdomis. Tai sukuria tokį priklausomą projektui jausmą. Antras dalykas, mes darome visokias loterijas, ar tai būtų knygos, žurnalai, ar tai būtų užrašų knygelės, tušinukai ir panašus dalykai su mūsų logotipais, tai vėlgi sukuria tą projekto jausmą ir vaikai bent jau kiek motyvuojami. Jau kai visai neturime lėšų tušinukams, perkame saldainius, bent saldainį gauna tyrimo metu. Tokių ilgamečių tyrimų metu apklausiama šimtai ir net tūkstančiai vaikų. Stengiamasi, kad nubyrėtų kuo mažiau apklausiamųjų asmenų. Duomenys laikomi vertingais, jeigu nubyra nedaugiau kaip 6–8% respondentų. Mūsų duomenys yra užsieniečiams įdomus dėl to, kad mes esame tokio socialinio eksperimento šalis, kadangi vyko pasikeitimas santvarkų, pasikeitė vertybės, pasikeitė gyvenimo sąlygos, vyksta krizės ir panašiai. Tai labai yra įdomu lyginti tai, kad tyrinėja tokiose stabilesnėse šalyse, lyginti su mūsų šalies žmonių psichologinė gerovė. Visuomenės lyginamos pagal tai, kokia yra daugumos visuomenės narių subjektyvi psichologinė gerovė. Tai yra bendra emocinė gerovė, kurią parodo stipri savivertė, pozityvūs ryšiai su aplinkiniais žmonėmis, nerimo ir depresijos nebuvimas. Manoma, kad net iki 50% psichinių sutrikimų prasideda paauglyste. Štai kodėl taip svarbu nuo mažens stebėti vaikų savijautą bei elgesį. Šalies ekonominė situacija nelabai veikia subjektyvę psichologinę gerovę šalyse, kuriuose visuomenės nariai gyvena stabiliai, kur mažesnė turtinė nelygybė, daugiau socialinių garantijų. Šalyse kovojančiose su ekonominiais nepritekliais, konkretaus žmogaus situacija labai stipriai susijusi su psichologinė gerovė. Švedžių subjektyvę gerovę prognozavo taip, ar jos turi vyrą partnerį ir ar jos turi vaikų. Vaikų turėjimas prognozavo aukštesnę subjektyvę gerovę. Lietuvos moterų imtyje paaiškėjo, kad stipresni veiksniai prognozuojantis tą subjektyvę gerovę yra ekonominė šeimos situacija, tai yra pajamos tenkančios vienam šeimos nariui ir taip pat išsilavinimas moters. Tai galima tai paaiškinti tuo, kad kai visuomenės nariams yra garantuojamas toks minimalus orus pragyvenimo lygis, kaip yra Švedijoje, tai į viršų iškyla tokie daugiau asmeniniai dalykai, šeima, vaikai ir panašiai. Įvairaus amžiaus vaikų jaunimo tyrimai Lietuvoje mokslininkus nuteikia optimistiškai, nors yra sunkių paauglių, bet jų mažuma, kaip ir suaugusiųjų. Taip tyrėjai paneigia mitus apie niekam tikusį šiuolaikinį jaunimą. Šiuo metu atliekamas vienas didelis tyrimas Utenos apskrityje, kur apklausiama beveik 2000 vaikų, visi Utenos gimnazistai. Kokie pirmieji įspūdžiai? Vaikai yra tikrai labai mieli, geri ir aš nemačiau jokių nemandaugaus elgesio apraiškų, jie tiesiog ateina, maloniai studijauja tyrimą, paklausia, gal dar reikėtų ką užpildyti kai kurie. Tai yra tikrai labai toks gražus, sąmoningas jaunimas, kuriem, jeigu paaiškinta, kad tai yra svarbu mokslo labui ir kodėl tai yra svarbu, jie tikrai mielai prisideda. Kalbant apie praktinę tyrimų naudą, mokslininkė yra parengusi kriminalinio elgesio psichologijos vadovėlį teisininkams, taip pat vadovėlį apie raidos psichologiją. Tyrimų rezultatais gali pasinaudoti ir tėvai, ir psichologai švietimo įstaigose, ligoninėse, laisvės atėmimo vietose bei kitur. Neseniai buvo parengta metodika kalėjimų departamento užsakymu.
Tai yra labai stiprus instrumentas, galingas lemiantis žmonių buvimo ilgi kalėjime, bet kita vertus tai yra instrumentas leidžiantis apsaugoti visuomenės narius nuo žmogaus, kuris tikėtina per 100 dienų padarys naują nusikaltimą, žiaurų grįš į kalėjimą. Trečias toks pritaikymas būtų tos ASEBA metodikos mokyklinio amžiaus vaikams pritaikymas Lietuvoje. Ir šią metodiką taiko tiek mokyklų psichologai, tiek vaiko raidos specialistai psichinės sveikatos centruose. Jis pasidarė privalomą metodiką, kurios pagalba rengiamos išvados apie vaikų elgesio emocinių problemų sunkumą, ar tos problemos yra normos ribose, ar tai yra paribinėme lygyje reikia konsultavimo, pagalbos, ar tai yra klinikinėme lygmenyje, kai vaikui reikia specialaus gydymo. Tai padeda priimti prasmingus sprendimus. Normos sukurtos lietuviams atlikus tyrimą su 4000 vaikų. Tokie tyrimai leidžia spręsti, ar reikalingas specialistų įsikišimas. Tai ypač svarbu vertinant vaikų ateitį. Jau faktiškai nuo 1,5 metų vaiko elgesio galima prognozuoti, koks elgesys bus 3 metų amžiuje. 3 metų amžiaus vaiko, pagal 3 metų vaiko agresyvumą galima prognozuoti, koks jisai bus, kai jisai bus 8 ar 15 metų. Ir tos prognozijas tęsiasi ir bloga žinia yra ta, kad vaikai, kurie yra ypatingai agresyvūs ir kurie tuo pat metu pasižymi dėmesio trūkumo hiperaktyvumo sindromu, tai jų prognozija yra labai prasta, jeigu nėra taikomas kokios nors rimtos intervencijos. Stebėdami tokį vaiką, mokslininkai žino, kas jo laukia. Kad vaikas pasikeistų, turi keistis aplinka. Deja, dažnai tėvai į tokias prognozes reaguoja taip pat agresyviai, taip tik sustiprindami problemą, užuot padėję ją spręsti. Tėvų auklėjimo pobūdis ir tėvų bandymas pernelyg kontroliuoti vaiką labai stipriai yra susijęs su tuo, kaip jaučiasi jaunas suaugęs, kaip 22-24 metai. Pasirodo, viskas vis vien ateina iš šeimos, iš paauglystės ir ta subjektyvi gerovė toje ankstyvoje jaunystėje, jinai stipriai susijusi su tuo, kas vyko vaiko šeimoje. Kaltės primetimas vaikui, tėvų pykčio protrukiai, tėvų abejingumas vaikui prognozuoja, kad ta subjektyvi gerovė jauno suaugusio bus visiems žema, nors jis gyvena savarankiškai, studijuoja, dirba, turi šeimą. Narkomanija, nusikalstamumas, alkoholizmas, savižudybės, chuliganiškas elgesys keliuose, psichologinė Lietuvos gyventojų būsena toli gražu nėra gera. Ne tik ekonominė ir valdymo krizė šalyje, bet taip pat tėvų auklėjimo klaidos, nenoras pasinaudoti specialistų patarimais gali sugriauti individo gyvenimą. Akivaizdu, jog socialinių mokslų specialistų patarimai visuomeniai itin reikalingi.